Sveiki, šiandien jums noriu pristatyti 3 esminius faktus apie trečios kartos Audi Q3. Čia mes turime S-Line Sportback, taigi labai gražus modelis. Jis kainuoja be abejo ne tiek, kiek startinė kaina, nes startinė kaina yra apie 39 tūkstančius, na tai dar pridėkite apie 20 tūkstančių, galėsite įsigyti tikrai geros komplektacijos Q3. Pirmas faktas tai yra dizainas, tai kas pirmiausia krenta į akis, o į akis krenta tai, kad naujoji Q3 tokia raumeninga, tokia skulptūriška, kad atrodo kaip ankstesnė Q5. Be abejo, pažvelkime pirmiausia automobilio priekį į groteles. Palyginti su pirmtaku, naujojo Q3 dizainas tapo išraiškingesnis ir drąsesnis. Plačios single frame grotelės ir siauri priekiniai žibintai harmoningai įsilieja į aerodinaminį kėbulą. Na ir dar pažvelkime į automobilį iš šono, į šoninę horizontalę liniją tarp priekinių ir galinių žibintų. Ji vizualiai padalina automobilį į 2 dalis, sukurdama, netgi sakyčiau, šviesos ir šešėlių žaismą, kaip pasakytų geras marketingistas. Iš savo vyresnių, didesnių brolių Q3 perėmė priekinių ir galinių žibintų skaitmetizavimo galimybės, taigi turime ne tik labai gerus LED matrixus, bet automobilį, kuris džiugina savo vairuotoją pasisveikinimais, atsisveikinimais, projekcijomis ant garažo arba namo sienos. Taigi Q3 nori pasakyti, kad gyvenimas eina gerin. Ir trečias dalykas, interjere naujas vairo valdymo blokas, suteikiantis daugiau vietos daiktams centrinėje konsolėje, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ne tiek į patį vairą, kiek į rankenėles. Jeigu dešinėje pusėje mes galime pasirinkti pavarą, tiksliau ne pavarą, važiavimo kryptį pirmyn atgal, neutrali arba sustoti, labai neįprasta rankenėlė, bet pripratau per 15 minučių. Tai kairėje pusėje mes turime valytuvų, langų apipurškimo ir posūkių rodymo rankenėlę, kuri šiek tiek neįprasta, buvau įpratęs prie ilgesnės. Modernus dalykas, kaip ir naujoji multimedija atkeliavusi iš Q5, tik tai man šiek tiek ranka kliūdavo už Adaptive Cruise Control dar žemė esančios rankenėlės. Kartais tiesiog nuslysdavo ir paspausdavo, jeigu nežiūrėdamas jungdavau posūkį, tiesiog pasirinkdavau ne tą rankenėlę. Akivaizdžiai matote, kad važinėju po sniegą ir vargo nematau, man labiausiai vis dėlto Audi automobiliuose patinka Quattro. Quattro pavara, kuri važiuoja beveik visur, o jeigu ne, galima pasirinkti važiavimo režimą, tarp kurių irgi yra bekelės režimas, kuris taip sukonfigūruoja jėgainę, kad ratai praslystų ir kastųsi kuo mažiau, o važiuotų į priekį. Ir dar vienas dalykas – akustinis komfortas. Pridursiu, kad netgi šiame modelyje jau galima užsisakyti priekinius akustinius stiklus, kurie mažina triukšmą. Štai tokie 3 esminiai faktai apie trečios kartos Audi Q3.